Sveiki visi, jūs esate CryptoArt YouTube kanale ir šiandien kartu su jumis mes pabandysime įsiaiškinti, kas mūsų laukia toliau, ko mes galime tikėtis. Nepamirštam paspausti like ir subscribe mygtuko bei parašyti savo mintys komentarę. Čia aš esu Vex kriptovaliutų birža ir mes turime štai tokį modulį. Tai apie šitą modulį aš esu daug kartų minėjęs ir mes matome, kad Bitcoinas dabar bando padaryti retestą nuo štai šitos trendo linijos. Jeigu mes įjungsime dar lokalesnį timeframe, tai yra 1 valandos timeframe, mes matome, kad volatilumo beveik nėra, prekiautojų nėra, aišku, yra savaitgalis ir visa rinka stovi. Štai čia mes turime Bitcoino savaitinį grafiką, aš jums esu rodęs ir čia mes matome, kad mes laukiame naujienų ir mes matome, kaip buvo prieš tai ir mes maždaug žinoma, ko mes galime tikėtis toliau. Prieš tai 3 kartus buvo visiškai vienodas scenarius, pas mus buvo naujienos ir galiausiai mes matėme kritimą. Čia yra savaitinis grafikas ir tai reiškia, kad viena žvakė atspindi vienos savaitės kainos judėjimą ir tai gali šiek tiek užtrukti. Jeigu kalbant apie pačias naujienas, mes gavome tokias naujienas, kokias mes ir tikėjomės. Tai trumpai tariant, Japonijos bankas naktį pakėlė palūkanų normą 25 baziniais punktais, mes to ir tikėjomės ir mes matėme, kad rinka iš karto atreagavo. Taip pat verta tikriausiai paminėti, kad štai šitas rodiklis yra pats aukščiausias per paskutinius 30 metų. Aš manau, kad pilną šio palūkanų didinimo efektą mes pamatysime jau sekančiais metais, nes jūs matėte, kad mes turime savaitinį grafiką ir tai tikrai turėtų šiek tiek užtrukti, nes mes matome visą atidirbimą šiek tiek vėliau. Apie šitas naujienas mes rašėme mūsų nemokamą Telegram grupę. Tikrai visus kviečiu prisijungti, tai galite arba nusnuoti QR kodą jūsų ekrane, arba nuorodą rasti aprašyme ir jūs visada žinosite, kas darosi rinkoje. Taip pat galite pasiskaityti šiek tiek detaliau, ką mes rašėme, ko galime tikėtis ir šiaip ką reiškia šitos naujienos. Tai visas nuorodas rasti šio video aprašyme ir jūs galite nueiti ir pasiskaityti šiek tiek detaliau. O dabar mes keliausime prie grafikų, kad neužimti jūsų laiko ir pasižiūrėsime, ką mes ten matome. Tai noriu pradėti nuo štai šito grafiko. Čia yra Bitcoino savaitinis grafikas ir mes turime štai tokius indikatorius. Jie vadinasi Ribbon, tai trumpai tariant, čia tiesiog yra keletą moving average kartu sudėtų ir mes turime štai tokį vaizdą. Čia tiesiog noriu paminėti, kad štai čia buvo pas mus pramušimas ir tai yra aišku blogas ženklas, nes mes matėme prieš tai, kad apie 1000 dienų tai veikia kaip palaikymo zona, pakankamai stipri palaikymo zona ir dabar mes matome, kad štai čia yra pramušimas, o prieš tai tai buvo kaip stiprus palaikymas. Ir mes turime labai panašų scenarių. Štai čia irgi buvo pramušimas, matome, buvo retestas ir tada mes turėjome bear marketą. Tai jeigu mes šiek tiek priartinsime ir mes dabar galime įsidėmėti, kaip buvo štai čia ir dabar mes galime pasižiūrėti, ką turime dabar. Mes turime štai tokį scenarių, kad čia buvo stipri palaikymo zona, čia buvo stipri palaikymo zona ir kiekvieną kartą, kai mes tik nueidavom į šitą zoną, mes gaudavom atšokimą. Ir štai dabar mes turime tokį scenarių, kad matome, kad čia buvo keletą retestų, mes bandėme protestuoti štai šitą zoną, matėme, kad labai puikiai veikia ir aš esu pakankamai daug kartų sakęs, kuo daugiau yra retestų nuo palaikymo arba pasipriešimo zonos, tuo ta zona tampa silpnesnė ir pas mus didėja tikimybė ją pramušti. Taigi dabar mes turime štai tokį variantą, kad čia jau yra ne palaikymo zona, o stipri pasipriešimo zona ir jeigu kaina eis iki šitos zonos, čia yra labai didelė tikimybė gauti rejectą ir mes eisime žemiau. Tai čia gali būti daugmaž tai tokia žvakė, gali būti su spaiku, nes mes galime surinkti dar likvidumą esantį aukščiau. Taip pat mes čia turime pasipriešinimo zoną maždaug prie 107-108 tūkstančių dolerių. Dabar mes turime žiūrėti, kad šita zona yra pakankamai stiprus pasipriešinimas ir jinai yra maždaug nuo 98 iki 103 tūkstančių dolerių. Na ir štai čia mes turime sekantį grafiką, tai čia yra Bitcoino bull marketo ir bear marketo ciklai ir mes matome, kad Bitcoinas dabar įžengia pirmą žingsnį į bear marketą, galimas kažkoks retestas, bet mes dar galime nueiti šiek tiek žemiau. Iki kur mes galime nueiti, dabar mes pasižiūrėsime tiek iš globalios perspektyvos, tiek nueisime į lokalų timeframe ir pažiūrėsime, į kokias zonas mums reikėtų atkreipti dėmesį. Jeigu žiūrint iš globalios perspektyvos, tai mes turime štai tokį scenarių,
Čia yra savaitinis grafikas ir mes turime štai du tokius ciklus ir aš dabar nubraižiau, kur yra pas mus palaikymo zonos. Čia yra pakankamai stiprios palaikymo zonos ir tikrai mes iš pirmo karto nepramušime štai šitos zonos. Matome, kad jau buvo vienas retestas ir iškart gavome atšokimą ir dabar mes bandysime eiti ir testuoti dar kartą. Na ir jeigu kalbant apie tai, kad mes galime pakartoti prieš tai esantį ciklą ir mes jeigu žiūrime iki kur gali kristi bitkoinas, tai pas mus yra štai čia tikslas, čia yra mūsų palaikymo zona, čia yra pats blogiausias variantas, nes šita palaikymo zona yra nuo 39 tūkstančių iki 49 tūkstančių dolerių ir čia tikrai nesinorėtų eiti, bet mes kol kas į šitą zoną nežiūrime, mes turime žiūrėti į štai šitą palaikymo zoną ir žiūrėti kokia bus reakcija. Ir taip pat primenu, kad čia yra globalus scenarius, čia yra globalus grafikas ir mes žiūrime šiek tiek iš toliau ir mes žiūrime įvairius scenarius, kad mes galėtume būti pasiruošę ir pačiam blogiausiam scenarijui. Štai čia mes turime vienos dienos time frame grafiką ir mes matome, kad bitkoinas jau turi savo kanalą, kuriame dabar ir juda. Kanalo apatinė riba yra maždaug prie 85 tūkstančių dolerių, o viršutinė kanalo riba yra maždaug prie 94 tūkstančių dolerių. Ir dabar tikrai yra pakankamai sunku prekiauti, nes ir rinka paskutinę savaitę yra pakankamai mažas volatilumas, dėl to mes mūsų uždaroj bendruomeniai bandome prekiauti tik lokalias situacijas, tai yra mes atsidarome mažesnį time frame ir bandome pasiimti ten kainos judėjimą. Taip pat visus kviečiu prisijungti prie mūsų uždaros bendruomenės, kartu prekiauti, bendrauti ir stengtis kuo daugiau užsidirbti iš kriptovaliutų rinkos. Kalbant apie šitą kanalą, tai noriu trumpai paminėti, kad mes tiesiog turime žiūrėti, į kurią pusę bitkoinas išeis, ar mes bandysime pramušti šitą pasipriešinimo levelį arba taip sakant kanalo viršų ir eiti testuoti aukščiau esančią pasipriešinimo zoną, bet mes kalbėjome apie ribanus, tai yra kur pas mus yra savaitinėme grafike pakankamai stipri pasipriešinimo zona ir aš sakiau, kad yra maždaug nuo 98 tūkstančių dolerių iki 102 tūkstančių dolerių, tai mes galime turėti štai tokią zoną, į kurią irgi mes turime atkreipti dėmesį. Na ir aišku, jeigu bitkoinas dabar nuspręs padaryti dar vieną mažėjančią bangą ir pramušti štai šitą kanalo apatinę ribą, kitaip sakant palaikymo zoną, mes eisime ir protestuosime žemiau esančius palaikymus ir būtent nuo šitų palaikymų aš žiūrėsiu savo entry tašką į long poziciją ir pas mus yra pirmoji palaikymo zona, tai nuo 74-75 tūkstančių dolerių ir iki 78 tūkstančių dolerių. Šiek tiek žemiau mes turime štai šitą palaikymo zoną, kurią aš pažymėjau raudonai. Čia yra labai stipri palaikymo zona ir jinai yra maždaug nuo 71 tūkstančių iki 73 tūkstančių dolerių ir jeigu iki čia mes nueisime ir bandysime ją protestuoti, tai tikrai verta pasiimti savo entry tašką ir pabandyti pagauti štai šitą atšokimą. Čia mes matome dienos grafiką, mes matome labai aiškų scenarių, matome labai aiškias ribas, galite tiesiog ir savo jas nusibražyti ir aišku bandyti pagal tai prekiauti. Trumpai tariant, čia yra mums dabar aktualus kanalas ir mes turime žiūrėti, į kurią pusę mes bandysime išeiti. Jeigu mes išeisime į viršų, reiškia mes eisime ir testuosime aukščiau esančius pasipriešinimus, jeigu ne, mes eisime ir protestuosime tikrai štai šitas zonas. Čia yra sekantis bitkoino grafikas, čia yra 4 valandų time frame'as ir jūs esate daug kartų šitą grafiką matę, tai čia mes turime laiptelio struktūrą ir dabar ką noriu paminėti, kad bitkoinas bando padaryti dar vieną retestą nuo štai šitos trendo linijos ir čia pas mus galimas atšokimas ir turime labai aišku palaikymo levelį, jis yra maždaug prie 85 tūkstančių dolerių ir štai čia mes turime stebėti, ar mes jį pramušime ar ne ir taip pat čia yra maždaug mūsų kanalo apatinė riba, apie kurią mes kalbėjome, tai šita zona yra tikrai pakankamai svarbi ir mes turime ją žiūrėti. Na ir turime dar vieną bitkoino grafiką. Prieš tai aš jums sakiau, kad čia galimai formuojasi double bottom, bet čia mes matome, kad galimai jau formuojasi ir triple bottom. Tai reiškia, jeigu mes pramušime štai šitą pasipriešinimo zoną ir čia yra maždaug ten, kur yra mūsų kanalo viršutinė riba, tai maždaug 93-94 tūkstančiai dolerių ir tada bus pas mus tikslas
100 000 psichologinė riba, kad mes galime ją pratestuoti ir pramušę štai šitą pasipriešinimo zoną, pas mus atsiranda galimybė būtent iki čia ir nueiti. Taip pat, kas prekiaujate ir jeigu dar neturite Vex paskyros, tikrai rekomenduoju susikurti naudojant mūsų registracijos nuorodą arba tiesiog galite įrašyti referral code žodis Arktika ir gausite štai tokius bonusus. Na ir pats geriausias bonusas, kurį jūs galite gauti nuo mūsų, kai jūs užsiregistruosite pagal mūsų duotą nuorodą, jūs gausite lygiai po vienos dienos VIP2 statusą ir tai reiškia, ypač kas prekiauja intensyviai, jūs galėsite pakankamai daug sutaupyti ant komisinių mokesčių. Na ir jūs, kai pasidarote pirmą depozitą $100, gaunate $50 nuo mūsų. Tai būtinai tikrinkite, kad būtų įrašytas referral code žodis Arktika ir lygiai po vienos dienos registracijos jūs gausite VIP2 statusą. Visas nuorodas rasite šio video aprašyme arba tiesiog įrašykite, kur yra referral code žodis Arktika. Čia yra firmo grafikas, trumpai tariant, viskas yra kaip ir lygiai tas pats, kas ir buvo prieš tai. Mes bandome testuoti štai šitos zonos viršutinę ribą ir matome, kad kol kas gauname rejectus ir čia yra viskas tas pats, kas ir Bitcoino grafike. Jeigu mes pramušime, eisime ir pratestuosime sekantį pasipriešinimą levelį, kuris yra maždaug $3130. Jeigu čia gauname rejectą, tai mes nueisime iki šitos zonos apatinės ribos ir labai tikėtina, kad mes ją pramušime ir testuosime žemiau esančius palaikymus. Taip pat verta paminėti, kol rinka yra šiek tiek nuobodi, turime šiek tiek mažesnį volatilumą, yra gera proga mokytis, testuoti, bandyti savo strategijas ir bandyti tiesiog tapti geresnių prekiautojų. Būtent dėl to mes padarėme kalėdinę akciją, kad jūs galėtume įsigyti mokymus pigiau ir jūs galėtume tapti geresnių prekiautojų. Tai mūsų Arktika Academy svetainė, jūs galite rasti daugiau informacijos, tai galite arba užeiti į svetainę savarankiškai, arba galite rasti nuorodą šio video aprašyme, nueiti, susipažinti ir įsirinkti tai, kas jums aktualu. Ir tikrai čia yra mokymai pakankamai ilgi, tai maždaug apie 3 mėnesius, tai jūs išmoksite labai daug naujų dalykų, ne tik apie pačią prekybą, bet ir daug įvairiausių dalykų, kas yra aplink prekybą ir tai yra tiesiogiai susijęs su jūsų prekybos rezultatu. Tai daugiau informacijos jūs rasite šio video aprašyme, taip pat galite apie akciją pasiskaityti mūsų nemokamą Telegram grupę, tai galite arba nuskonti QR kodą jūsų ekrane, arba visas nuorodas rasite šio video aprašyme. Iki greito!